Labas vakaras. Jūsų dėmesio paskutinė šio sezono įvairiakultūris Kaunas laida. Pirmoji tema – tarptautinio projekto I Care užkulisiai bei gražiausios pasirodymo akimirkos. Nepakantumas kitoms tautybėms, kultūroms, odos spalvai yra viena didžiausių problemų. Gyvename tokiame amžiuje, kur keliavimas iš vienos šalies į kitą ar net žemyną yra pasiekiamas kiekvienam. Nenuostabu, kad šalia mūsų padaugėjo ir kitą kalbą kalbančiųjų, ar į kitą dievą tikinčiųjų. Tad tolerancija yra būtina. ES šalyse vykdomos įvairios programos, projektai skirti plėtoti antirasizmo idėjoms. Projektas apimantis 3 metų projektą, tai yra 3 šalis, 3 metai, 3 tautybės. Projektas vadinasi I Care, Interculture Against Racism in Europe. Mes iš 3 šalių keliavome šiais metais į Vokietiją, į mažą HIK miestelį, kuriame 2 savaitės kūrėme rasizmo ir diskriminacijos tema meninį pasirodymą tarpdisciplininėse grupėse. Tai apėmė ir aktorius, ir šokėjus, ir muzikantus, dainininkus, ir medijų kūrėjus, kurie kartu sukūrė per 2 savaitės pasirodymą ir jį pristatė Kiolno jaunimo teatre. Kambarioko istorija pasakoja apie skirtingų tautybių, kultūrų ir religinių santykių aktualumą bei šiandieninę tarpkultūrinės visuomenės problematiką. Kadangi mūsų pavadinimas projekto, to pasirodymo, kurį mes rodėm, buvo Kambariokai, ir mes visi tas 2 savaitės gyvenom kartu, tai taip gavosi tiesiog automatiškai, kad mes vienaip ar kitaip pradėjom vaidinti tą savo Kambarioko kažkokį vaidmenį. Ir va, taip ir visas spektaklis, mano manimu, visą tai taip ir susidėjo. Nes be tų žmonių, kurie ten buvo, nebūtų viskas taip įvykę. Tai man atrodo, šitų klausimų ar buvo lengva, ar buvo sunku. Tai buvo labai lengva. Nes visi tave priėmė, viską, ką tu siūlai, ir tu priėmė visus. Kalbant apie tai, kad tu išvažiuoji į kitą aplinką, tu iš principo išlipi iš savo komforto zonos. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad bet kokiu atveju atsiduri kitoj kultūriniai zonai. Ir tu pamatai, kaip gali dalykai veikti kitur, kaip tie patys dalykai veikia kitur, kurias tu pats bandai, tarkim, kaip menininkas, tu darai kažkokius performansus ar kažką, tai tu juos darai vienai publikai, tarkim, Lietuvoje, tu matai, kaip tai veikia, po to tu gali pamatyti, kaip tai veikia Vokietijoje, ir tai yra visai skirtingi 2 dalykai, ir tai yra wow. Kitas dalykas, tu pamatai, kaip apskritai gali vykti apskritai gyvenimas kažkoks, kaip pasakyti, tarkim, mes 3 dienas praleidom Kioline, kuris yra visiškai kitoks miestas negu, pavyzdžiui, ten Kaunas ar Vilnius, jis absoliučiai kitoks. Ir tu pamatai, kaip ten žmonės gyvena, tu nueini į kavinę ir tu matai, kaip tenais visai kitaip viskas vyksta, kad tu gali nusipirkti kavos ir pasimti pyrago ir tiesiog įmesti tipsų, ir tai veikia. Ir žmonės ten nebankrutuoja, nors ir kažkaip atrodo labai čia laisva ir atrodytų, kas čia dalins tos pyragus nemokamai tik už tipsus, bet tai veikia ir tai yra įdomu. Pirmasias 2 projekto savaitės vyko intensyvūs mokymai, kurių metu jaunimas turėjo progą susipažinti su esama situacija Europoje tolerancijos tema. Diskusijų bendras vaisius tarpdisciplininis performansas, apjungiantis muziką, šokį ir medijas. Pagrindinė frazė, kurią mes išmokome, buvo each one, teach one. Tai reiškia, kad
ir coacherių pagalba, ir kiekvienas mūsų buvo tuo pačiu ir mokytojas, ir mokinys. Mes kiekvienas mokėmės kažkokius dalykų iš mūsų projekto dalyvių ir taip galėjome pasisemti ir išmokti kažką daugiau kiekvienas toje srityje, kurioje mes esame. Ir taip pat davė daug pamąstymo apie rasizmo ir diskriminacijos temą. Labai susipažinome su požiūriu, nes visos 3 šalis, tai yra Italija, Vokietija ir Lietuva, mes visi su tuo esame susidūrę, tačiau kiekvienas truputėlį skirtingai kai kuriuos dalykus matome. Tai buvo labai didelė galimybė ieškoti bendrų taškų ir ieškoti sprendimų. Tas iš tikrųjų veikia, tas each one, jisai žiauriai veikia, nes aš kaip tik anksčiau buvau tokia skeptiška, kad ai ką čia mane tikrai mano bendramžis tikrai nieko negali išmokyti, nesąmonė. Reikia mokytis tik iš profesionalų, bet tai yra netiesa. Čia būtų vienas iš didžiausių pliusų šito projekto, kad labai atvirai yra priimami nauji mokiniai ir siūlomas naujos patirtis, kad bet kuris žmogus galėjo išmokti tikrai įvairių įgūdžių naujų. Pavyzdžiui, mes nuvažiavom kaip aktorės 3 kursiokės, bet vienas iš mūsų pasirinko mokyti šokį, kitas pasirinko mokytis labiau vokalą, dainų rašymą, ko iš esmės Lietuvos teatriniai mokykloje yra labai nedaug. Tu kaip aktorius tikrai neišmoksi gatvę šokių savo studijų metu, kas yra labai naudinga. Per pastaruosius keletą metų Kauno įvairių tautų kultūrų centras itin išplėtojo tarptautinės tarpkultūrinės veiklas. Nuo 2014 metų pradžios tai jau 8. tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja įstaigos suburtos komandos. Per šį laiką jau 36 žmonės aktyviai dalyvavo kultūrinėse veiklose užsienyje ir atstovavo Kauno miestui Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Kroatijoje. Kita laidos pašnekovė Viktorija pristatys savo svajonių šalį Gruziją, jos įspūdžiai bei prisiminimai. Viktorija Valentaitė domėtis Gruzijos kultūra pradėjo prieš įstojant į universitetą. Tam didelės įtakos turėjo mamos pasakojimai apie kažkada praleistą kelionę nuostabių kalnų ir vyno šalyje. Iš pradžių tai tokių tiesiog random faktų pradėjau ieškotis. Paskui, kai tą dainą, sakiau, išgirdau, tai nusprendžiau, kad gerai, reikia kažką daryti. Tai susiradau internete abėcėlę gruzinų kalbos, susiradau šitas reikšmes ir suliko dainos tekstą gruziniškai ir tiesiog šifravau po raidę. Po ilgų metų informacijos ieškojimo įvairiausių pasakojimų merginos svajonė išsipildė. Jie atvyko į Gruzijos sostinę Tbilisį. Išlipau iš lėktuvo, buvo naktis. Tiksliau, ankstus labai rytas, apie 4, kada aš ten nuskridau ryto į Tbilisį. Ir turėjo mane tenai pasitikti oro uoste universiteto vairuotojas, atseit su lentelė lauks. Tie, kas manęs tenai nelaukė. Tiksliau, paskui paaiškėjo laukia, bet mes vienas kito neradom. Tai dar tiek gerai, kad draugas buvo pasitikęs, tai paskui šiaip netaip susiradom tą vairuotoją. Ir iš tiesų, mano praktiškai pirma kelionė į užsienį buvo. Ir tiesiai į svajonių šalį į Gruziją. Tai kažkaip nebuvo tos baimės, sakykime, kas bus, kaip bus. Ir ryte, kai pradėjau vaikščioti po miestą, taip einu ir atrodo, žinau, kur einu. Ir tas toks, nežinau kaip paaiškinti, toks jausmas, kad esi kur turi būti. Tai tas pusmetis žiauriai greitai prabėgo ir labai nesinorėjo grįžti namo paskui. Pusmetis praleistas Gruzijoje merginai leido bent šiek tiek susipažinti su šalies kultūra, žmonėmis ir įsitikinti, ar informacija rasta knygose nėra klaidinga. Tačiau Viktorija teigia, kad nuvykus meilė šiam kraštui nedingo, anaiptol dar sustiprėjo. Tai kontrastų miestas, nes iš tiesų tu eini gatvelė, siaura, sena, tie tokie balkonai didžiuliai, apgriuvę namai, užsukiu iš posūkio, o tenai toks iš stiklo didžiulis tiltas per upę, stiklinis. Kitoj upės pusėje stovi tokie metaliniai vamzdžiai ir nesupranti, nei
kokią funkciją jie ten atlieka. Pasirodo, ten turėjęs būti teatras. Ir koncertų salė kažkas tokio. Bet taip ir nebaigta, nes Sakašvilis, kai buvo prezidentas, jis nusprendė, kad reikia moderninti šalį. Tai pristatė tokių visokių labai modernių statinių. Daugelis iš jų stovi be funkcijos iki dabar. Tai va tiesiog tas toks neįsipaišymas į bendrą senamiesčio vaizdą. Ir nors Viktorija prieš išvažiuodama į Tbilisį manė, jog pakankamai daug žino apie Gruziją, bet kultūrinis šokas užklupo netikėtai. Tačiau dabar mergina tai prisimena su šypsena. Laukiam perone, jinai trypčia iš vienos vietos į kitą vietą, galvoju, sakau, kas tau yra? Sako, bandau atsiminti, kur bus durys. Ta prasme, nu gerai, jeigu tau taip gerai, bandyk. O atvažiuoja traukinys, žmonių daug, atsidaro duris ir užverda kova. Ta prasme, tikra to žodžio prasme kova. Nes pasirodo, bilietų parduoda tiek, kiek žmonės perka, nesvarbu, kiek yra traukiniai vietos. Ir kai kurie atstovi 6 valandų kelionę tiesiog stovėdami, nes nėra kur. Ir jau galų gale susėdi ir pradeda vaikščiot prekeivės, rėkdamos šokoladės pirinį burbušėlą. Gali nusipirkti ten visko, nuo vaistų iki maisto, iki kojinių, bet ko, absoliučiai. Ir tas toks balaganas, chaosas, grinai traukiniai, šokas buvo tikrai. Šių žmonių paslaugumas mums lietuviams yra neįprastas. Yra buvę atvejų, kai tiesiog vaikštinėjant po miestą žmonės prieidavo prie Viktorijos ir klausdavo, ar ji nepasiklydo, o nežinant kelio nuvesdavo ir į reikiamą vietą. Draugystės daug paprasčiau užsimezga negu čia pas mus. Sakykime, susitiko gruzinas kokį nors nepažįstamą gatvėj, grįžo namo, jisai žmonai, sakys, jau draugą susitikau. Tai daug paprasčiau ir šilčiau vis tie santykiai užsimezga pas juos. Jei planuojate kelionę į Gruziją, nepamirškite, kad ten egzistuoja kiek kitokios eismo taisyklės arba tiesiog jų nebuvimas. Man kažkas sakė, kad yra net knyga išleista Nepasitikėk zebru. Ta prasme, to zebru, kuris nupieštas ant asfalto, nes net jeigu tau užsitekė žalia pereiti gatvę, tu negali būti tikras, kad tu gali eiti, nes, kaip pas juos sako, tikri džigitai važiuoja per raudoną. Tai iš tiesų, kai kurie užsienio studentai taip ir neišmoko, kaip reikia pereiti gatves. Aš iš pradžių irgi žiauriai bijojau, būdavo, prisitaikau prie vietinių, kad galėčiau kartu pereiti, nes žiauriai baisu būdavo. O paskui greitai supratau, kad aš jeigu stovėsiu ir lauksiu, kol mane kas nors praleis, tai aš nesulauksiu, pasensiu, pražeisiu ir taip ir pasibaigs. Tai tiesiog apsidairai, kad koks nors erelis ant gazo neatlėktų ir eini. Mintyse persižegnoji ir šauni. Tiesiog jie ten gali sustoti, nepatenkinti vairuotojai, išlipti iš mašinos, pagrumuoti, kažką gruziniškai pasakyti. Nu ir nieko, bet tu praėjai gatvę, valio. Į būtiniausių lankytinų objektų sąrašą Viktorija siūlo įtraukti Surami. Ten tvyro tikra šios šalies atmosfera. Kadaise veikė sanatorijos skirtos kvėpavimo ligomis sergantiems. Tad gyvaus oro terapija garantuota. Tenai stovi fortas, Suramio fortas, taip ir vadinasi. Ir sako, kad kai tą fortą statė, niekaip negalėjo pabaigti vienos sienos. Ir galų gale kažkokia tai žiniuonė išpranašavo, kad ta siena bus pastatyta sėkmingai tik tada, jeigu toj sienoj užmūrys jauną vaikiną. Ir ką, vardan miesto, saugumo užmūrino tą vaikiną. Ir dabar ta siena viena, sako, visada yra drėgna, dėl to, kad tas vaikinas toj sienoj verkia. Nu, iš tiesų ta siena yra drėgna, buvau, čiupinėjau, žiūrėjau ir net matosi, žiūrint, atspalviai skiriasi, labai pačiupinėjai, iš tiesų jinai drėgna. Tai va, tokių visokių legendų, mitų įvairių, tai daug kur galima atrasti ir labai įdomu nuvažiuoti ir pačiam pamatyti. Baptistai – viena iš religinių bendruomenių, apie kurias nėra daug žinoma, tačiau vien Kaune jų yra kelios, tad keliaujame vieną iš jų esančią Šilainių rajone. Žodis baptistas kildinamas iš graikų kalbos žodžio baptizo, reiškiančio panardinti, pakišti po. Tai krikščioniškųjų bažnyčių grupė, kurių vienas iš pagrindinių išskirtinių bruožų yra tai, kad jie pripažįsta tik tikinčiųjų ir tuo pačiu suaugusiųjų krikštą panardinus į vandenį. Na, čia taip vadinama baptisterija, kur
prileidžiame vandens ir čia vyksta krikšto apeigos. Čia žmogus yra krikštijamas. Kodėl reikalingas ta baptisterija, nes kad būtų daugiau vandens, nes mūsų, kaip minėjau, krikštas yra atliekamas panardinimo veiksmu, kad žmogus turi pasinerti pilnai vandenį. Ir tame yra simbolis, nes čia būtent tuo būdu buvo krikštijama ir daug metų, daug amžių. Kristus buvo pakrikštytas panardinimu Jordano upėje, nes tai yra Evangelijos paveikslas, kada žmogus pasineria po vandeniu, tai tas pasinerimas vaizduoja Kristaus mirtį, o išnėrimas iš vandens vaizduoja Kristaus prisikėlimą. Tai kai žmogus, kuris tiki Kristumi, žengia šitą žingsnį, krikšto žingsnį, tai jisai sako, aš mirštu savo ir prisikeliu naujam gyvenimui su Kristumi. Tai yra reikšmė. Aišku, tai yra simbolis, tik tai ženklas tikėjimo, kaip sakyti, išpažinimas, bet tame slypi Evangelijos paveikslas. Baptistai neturi savo ypatingų dogmų. Jie nepripažįsta mažų vaikų krikšto ir krikštija tik suaugusiuosius. Jiems, kaip ir protestantams, vienintelis tikėjimo šaltinis yra šventasis raštas. Jo baptistai vadovaujasi ne tik tikėjimo klausimuose, bet ir kasdieninėme gyvenime. Šiuo atžvilgiu jie yra artimi evangelikams. Mes irgi esam krikščionys, tai tos pamatinės krikščioniškos vertybės ir tiesos išlieka tos pačios, bet aišku yra skirtumų, kad ir tas pats krikštas, pavyzdžiui, mes praktikuojame krikštą panardinant, nes žodis baptizo reiškia būtent panardinti į vandenį. Tai mes turim ir čia baptisteriją, arba kartais naudojamės natūraliais šaltiniais, kaip upė, arba ežeras, arba kažkas panašaus. Gal esminis skirtumas ir dar aišku mūsų skirtumas yra tas, kad mes vienintelis mūsų tikėjimo ir praktikos šaltinis yra šventas raštas. Pamaldos greičiausiai skiriasi, iš tikrųjų kiekviena bažnyčia turi savo veidą, kaip ir žmogus, tai ta išoriška išraiška gali skirtis ir mes pamaldų metu pas mus pagrindai yra, mes giedam giesmes, irgi yra maldos, paskui dėmesio centre yra Dievo žodžio skelbimas, švento rašto aiškinimas, arba kitaip pasakius pamokslas iš švento rašto. Ir pagrindai viskas, pas mus daug nėra kažkokių apeigų, liturginių dalykų, nelabai. Aišku, teologijos klausimuose yra, kur aišku diskutuojam, yra tie skirtumai teologiniai, bet praktiškai, taip jeigu pažvelgus išoriškai, tai jis nėra aišku didžiulis. Kai kurie žmonės ateina, sako, tai čia labai panašu kaip ir kitur. Sakykime, ar liuteronų bažnyčia, ar kitoj kažkokioj krikščioniškoj pakraipoj. Baptistai kartais gali atrodyti, kad šis pavadinimas yra neįprastas ir naujas Lietuvoje, tačiau jis nėra naujas nei pasaulyje, nei Marijos žemėje. Baptistai iš esmės Lietuvoje jau senai atsirado, aš dabar tiksliai gal datos ir nepasakysiu, bet tai buvo pirmoji bažnyčia Klaipėdoje atsirado. Vokiečiai įkūrė šią bendruomenę. Kaip žinote, Lietuva, kada buvo Klaipėdos kraštas, ypatingai buvo vokiečių įtakoje. Ir tai bendruomenei, neprisiminsiu metų tiksliai, bet jinai yra seniausia virš 100 metų. Paskui Kaune yra Šančiuose irgi dar viena baptistų bažnyčia, kuri irgi buvo veikia prieškario Lietuvoje. Irgi pradėjo vokiečiai, paskui buvo rusų grupės ir lietuvių taip pat. Aišku, sovietmečiu buvo įsisklaidę, nes daugelis buvo net ir atimta pastatų ir tikintieji jie buvo, bet jų labai mažai buvo. Todėl Lietuvoje apie juos mažai girdėjome ir aš pats asmeniškai irgi negirdėjau anksčiau apie baptistus. Bet ta veikla buvo, ir ypač Žemaitijoje ten ir Biržų krašte ir kitose miesteliuose buvo prieškario Lietuvoje. O čia naujoji banga tai atėjo 90 metais maždaug, kada Lietuva tapo savarankiška šalim. Tai atvyko daug misionierių ir konkrečiai mūsų bendruomenės, jeigu mūsų bažnyčios šaknis, tai Lietuvos reiškia, lietuvis Vytautas Cibas, jisai buvo karo metais su šeima pasitraukęs į Vokietiją iš pradžio, paskui Ameriką. Ir kada Lietuva tapo laisvai, jisai grįžo ir jisai irgi buvo tikintysis ir baptistų bažnyčios pastorius. 20 metais išeina skleisti Dievo žodį ir taip pat 24 metais buvo įkurta mūsų bažnyčia. Baptistų maldos namuose nerasti nei klausyklų, nei sienų nukabintų įmantriais paveikslais. Viskas čia daug paprasčiau.
Pastate yra kelios erdvės, viena iš jų pagrindinė salė, ten vyksta pamaldos, bei keli pamokų kambariai, kuriuose tiek suaugusieji, tiek vaikai semėsi žinių iš švento rašto. Pas mus yra pareigūnai, yra pastorius, kaip dvasininkas, sakykime, taip yra patarnautojai diakonai. Tokios dvi pareigybės, tai pastoriai ir diakonai. Dar taip pat turim misionierių, taip, mes tokį terminą vartojam, tai žmonės arba žmogus šiuo atveju vieną tokį tik turim, kuris vyksta už bažnyčios ribų į kitą miestą ar net į kitą šalį. Irgi skleisti tikėjimo tiesas. Pastorius kaip ir bendruomenės vadovas, tuo pačiu ir mokytojas, ir dvasininkas, ir konsultantas irgi. Tai aišku, pagrindas yra sakyti pamokslus, paskaitas, seminarų metu įvairių. Mūsų pastoriai kuria šeimas, gali kurti šeimas. Netgi tai yra ir privalumas, pasakyčiau, nes vėlgi šventam rašte, kuriuo mes remiamės, pasakyta, kad vyskupas arba vyskupas graikiškai, iš graikų kalbos kilęs, pastorius iš lotynų, bet einas ir tas pats yra. Tai, sako, turi būti vienos žmonos vyras, tai reikalavimas pastoriui toksai aukštesnė kartelė, kad jis neturėtų būti iš antros ar trečios santuokos, tai turėtų būti pavyzdys jo gyvenimo. Ir turi gerai išauklėtus vaikus ir šeimą, tai yra toksai praktinis dalykas, kuris išoriškai matomas ir kaip liudijimas ir turi turėti gerą liudijimą žmonių akyse. O kodėl privalumas? Todėl, kad paprasčiausiai daugelis žmonių vis dėlto išimtis yra viengungiai, dauguma gyvena šeimose. Tai žinot, sunku ką, o šventas raštas labai daug ką turi pasakyti apie šeimas. Čia, kaip aš sakau, gyvenimo vadovėlis, instrukcijos duotos, taip pat ir čia šeimos matom instituciją, kada Dievas įkūrė ir kaip gyventi nurodė, ir todėl pastoriui vien tik teoriškai patarti būtų sunku. Iš praktinės pusės, kada pats gyvena šeimoje, lengviau yra. Kauno Kristaus misijos baptistų bažnyčios pastorius Gediminas Kapustavičius ne visą gyvenimą buvo baptistas. Kažkada priimtas sprendimas ateityje padovanojo žmoną bei 3 vaikus. Aš buvau misionierius, kaip minėjau, šitą bendruomenę mane siuntė į Utenos miestą ir ten pradėti irgi skleisti tikėjimą, žodžio bažnyčią kurti kitą. Ir jinai buvo viena iš pirmųjų ten lankytojų, kaip sakyti, ir mes taip susipažinom. Aišku, iš pradžių mes negalvojom, kad čia taip sueis mūsų keliai ir santuokos prasme, bet po kelių metų vyko vestuvės. Tai ten 4 metus gyvenau Utenoje, tai ten sukūriau šeimą, ten susituokėm, ten gimė mūsų 2 mergaitės, kad po betinukės jos, metai ir 3 mėnesiai skirtumas. Ir paskui po 4 metų grįžau į Kauną, bet jau grįžom 4, išvykau vienas, tai grįžom 4. Paskui dar po kurio laiko dar berniukas gimė, 3, tai 3 vaikai pas mus šeima. Tačiau iš pradžių ne viskas klostėsi sviestų patepta. Buvo visko ir šeimos nesupratimo bei draugų atstumimo. Buvo ir nemaža žmonių, ir iš artimų netgi, ir iš seneliai. Mano senelis buvo labai uolus katalikas visą gyvenimą ir aišku, kada jisai sužinojo, kad aš einu į baptistų bažnyčią, iš pradžių net ir šiek tiek nusigando ir kur čia papuolėm ir kartais net tekdavo išgirsti tą žodį ir sektą. Bet paskui, kada mes pastaikius progai artimiau pasikalbėdavom, kada senelis pats buvo atėjęs ne kartą į mūsų bendruomenę, į pamaldas ir jo žodžiais tariant, tai irgi sako labai geras tikėjimas. Tai tie išgąsčiai dingo ir, kaip sakant, buvo viskas tvarkoje. Taip ir iš draugų, aišku, irgi iš draugų tarpo artimųjų visokių žmonių buvo. Vieni labai nustebę buvo, kiti labai susidomėję, nes vis tiek kažkas tai Lietuvoje daugeliu žmonių nelabai žinoma buvo. Šiuo metu bendruomenėje yra 134 nariai. Sekmadieninių pamaldų metu yra renkamos dešimtinės, tačiau pasak pastoriaus pinigų aukojimas nėra būtinybė. O jeigu vis dėlto norima prisidėti prie bažnyčios išlaikymo, tam yra duodami popieriniai vokeliai, kad aplinkiniai nematytų, kiek vienas ar kitas narys gali paskirti pinigų. Žmonės laisvi aukoti kaip nori, kiek nori. Ir taip toliau dažnai išduodamas klausimas dėl dešimtinių, nes taip šventas raštas moko apie dešimtinės aukojimą, bet tai yra žmogaus savanoriškas veiksmas, sprendimas. Tai nėra pas mus kažkokio mokesčio bendruomenė, yra tiesiog savanoriškos aukos. Šiam kartu tiek. Ačiū, kad viso sezono metu buvote kartu. Linkiu Jums gražaus bei prasmingo vakaro.
مرا ماشاءالله تیتخوس وریدا ماشاءالله تیتخوس وریدا ام خربولم پشتی پشت می من سوونه و تیرت ولی این خوص وریدا تیرت ولی این خوص وریدا وریدا